Šiandien apsilankysime seniausios lietuviškos organizacijos Susivienijimo Lietuvių Amerikoje trumpiniu SLA būstinėje, kuri atvykėliams buvo savotiška kredito unija. Čia išsaugoti ir unikalūs čekiai, aukos tėvynės laisvei. Ir ką šiandien pavyko išsaugoti iš nugriautos Lietuvio Aušros vartų bažnyčios. Tautinis dalykas yra antraeilis. Čia buvo didžiausia problema. Mes turime mažą bažnyčią ir mes norim ją gauti atgal. Paėmė užrakino duris ir mumis taip ir išmetė. Taravojimas lietuviškos dainos ir ypatingai Dzūkijos reikia taravot. Niujorko garsai. Esame Niujorke. Šį kartą automobiliu keliauti nepatariama. Miesto metro puikus pasirinkimas. Nuo Kvynso lietuvių parapijos iki Niujorko centro Manhateno tik valanda. Pirmasis iššūkis – nusipirkti bilietą į metro. Mūsų bendrakeleivis architektūros istorikas Vaidas Petrulis. There is a single ticket for one day? There isn't one. Okay. English. Using a credit card? Cash probably. This is a big cash. Okay. You can go over there by the turnstile and use the tap and go. Tap and go. Perfect. Manhatenas Niujorko pradžia ir miesto širdis. Ir pasaulio kultūrinis ir finansinis centras, garsėjantis pirmiausia dangoraižiais. Jie buvo pradėti statyti 20 amžiaus pradžioje. Lipam, spėsim visi įlipt. So let's go, lipam. Apie 1930-uosius Manhatene iškyla 3 įspūdingi pastatai. Beveik 300 metrų Wall Streeto dangoraižis, architektas Craigas Severansas. Tačiau tais pačiais metais niujorkietis architektas Williamas Valalenas pastato 40 metrų aukštesnį Art Deco stiliaus automobilių gamintojų Chryslerio dangoraižį. Excuse me. Gerai, keliaujam toliau. Tais pat metais pastatytas ir Empire State Building, beveik 400 metrų aukščio. Pastatas net 40 metų buvo laikomas aukščiausių pasaulio pastatų. Jį praaugo pasaulio prekybos centras, architektas Minoru Yamasakis, kurio dalis buvo teroristų sunaikinta 2001 rugsėjo 11-ąją. Įdomu, kad prie 415 metrų aukščio bokštų dvynių dirbo ir lietuvių architektas Jurgis Okunis. Girdime Amerikos balso įrašą. Tai yra didelis kompleksas, susideda iš 2 didelių bokštų po 110 aukštų. Charakteringa tas, kad kiekvienas aukštas skerspjūviai yra vienas akras. Tai yra bus pastatytas viešbutis 800 kambarių. Reikia pasakyti, kad statant tokį pirmos eilės ir didžiausią kompleksą, be abejo, teko susidurti su visokios rūšies problemomis, pradedant architektūrinėmis, baigiant technologinėmis ir psichologinėmis. Lietuvoje Jurgis Okunis žinomas kaip Kauno klinikų ir akademijos miestelio Kėdainių rajone architektas. Penn Station arriving. Manau, kad tas. Manhatene rugsėjo 11 sugriautų dangoraižių vieta ilgai buvo tuščia. Šiandien esame prie memorialo rugsėjo 11-osios aukoms. Tąkart žuvo beveik 3000 žmonių. Žuvo apie 300 Niujorko gaisrininkų, taip pat beveik 80 policininkų gelbėjusių žmonės. Praėjus 10 metų buvo atidarytas įspūdingas memorialas 911, sutraukiantis begalę turistų. Memorialo konkursui buvo pateikta virš 5000 paraiškų iš daugiau nei 60 pasaulio šalių. Konkursą laimėjo architektai Michaelis Aradas ir Peteris Volkeris ir jų projektas atspindintis nebuvimą. Po šių įvykių amerikiečių širdyse atsivėrė tuštuma, į kurią teka vanduo. Ir nors šie dirbtiniai kriokliai didžiausi Šiaurės Amerikoje, atsivėrusi tuštuma niekada nebus užpildyta.
Greta 2 baseinų pasodinti 400 pelkių baltųjų ąžuolų. Šie ištvermingi ąžuolai atvežti iš visų 3 katastrofos vietų – Niujorko, Virdžinijos ir Pensilvanijos. Memoriale auga ir kriaušaitė, tai vienintelis medis išgyvenęs katastrofą. Greta memorialo vietoj bokštų dvynių iškilo Laisvės bokštas bei Pasaulio prekybos centro pastatai. Architektui Edmundui Narbutui, kurio tėvas Mečys Narbutas, taip pat architektas, išeivis iš Lietuvos, buvo patikėta vadovauti komandai rengiančiai Pasaulio prekybos centro pastatų atstatymo projektus. Po Antro pasaulinio karo daug lietuvių architektų atvyko į Jungtines Amerikos valstijas. Mečys Narbutas, Jurgis Okunis, Albertas Kerelis, Bronius Elsbergas, Jurgis Gimbutas, Arbas Arbačiauskas, Kova Kovalskis, Kulpa Kulpavičius, Kazys Kriščiukaitis ar Jonas Mulokas. Dauguma architektų geriau žinomi Jungtinėse valstijose nei tėvynėje Lietuvoje. Manhattanas. Super. Toks vienas paprastas momentas, kad kai lietuviai atvažiavo 48-ais, tai visų stiklinių pastatų nebuvo. Visi buvo mūriniai, tie, kurie su laiptuotom pabaigom, laimuotais bokštais ar deko maniera. Tai jisai buvo truputį kitoks, jisai lygiai taip pat buvo įspūdingas. Jisai buvo kažkas verčiantis iš kojų ir Lietuvoje buvo 1925 metais išleista knyga apie Ameriką. Ir ten labai gražiai piešia šitą šalį kaip ateities, kaip, nežinau, kaip tarsi Aladino rūmai. Tai va čia mes ir esam tuose Aladino rūmuose. Jeigu nenori aukštyn kelt galvos, tai gali balos architektūrą žiūrėti. Kalbant apie mastelį, tai tas žmogiškas mastelis, jis toks, truputį keistas įsireiškimas. Aš galiu įsivaizduoti, kad durys gali būti žmogiško mastelio, tai reiškia, kad daugiau mažiau tau yra tinkamos praeiti arba yra milžiniškos. O šiaip jau pats mastelis, tai čia žmogus skruzdėlė, tai yra visiškas skruzdėlė. Bet tai nereiškia, kad nežmogiškas, tai yra kita prigimtis žmogaus, ta tokia dinamikos, galios, sugebėjimo padaryti tokius inžinierinius stebuklus, kurie atrodo iš pirmo žvilgsnio ne žmogaus, o milžinų darbas. Beje, būtent tie Art Deco dangoraižiai, kai kurie turi tokią laiptuotą pavidalą, jie tarsi kėdės yra, tokios milžiniškos milžinų kėdės. Tai gali įsivaizduoti, kad čia galbūt ne žmogiškas, o milžiniškas mastelis tiesioginė to žodžio prasme. Įdomu, kad šiandien Manhatane draudžiama statyti naujus dangoraižius dėl pastatų svorio. Mokslininkų skaičiavimais Niujorko sala kasmet nugrimsta maždaug po 2 milimetrus. Visais laikais Amerika lietuviams buvo tarsi saugi užuovėja nuo politinių negandų. Čia nebuvo nei karų, nei okupacijų, nekrito bombos. Veikė Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone. Tačiau patekti į Ameriką buvo sudėtinga, tam reikėjo politinio sprendimo. DP imigracijos įstatymą Jungtinių valstijų prezidentas Haris Trumanas pasirašė 1948 vasarą. Amerika buvo pirmoji šalis, kuri sutiko įsileisti karo pabėgėlius. Ir labiausia pabėgėlių trokštama šalis. Nusprendusi priimti pabėgėlius, Amerika nustatė tam tikrą kvotą ir tam tikras sąlygas. Tik po 2 metų tas sąlygas atitinkantis lietuviai iš dipukų stovyklos Vokietijoje pajudėjo link Amerikos krantų. Iš laivo jie išlipdavo čia, Niujorke. Dauguma jų puoselėjo viltis tęsti savo profesinę veiklą, dirbti gydytojais, teisininkais, architektais. Tas įvažiavimas iš tikrųjų jisai buvo komplikuotas ir reikėjo politinio sprendimo. Ir būtent tas politinis sprendimas užtruko, gal nežinau, kada prasidėjo diskusijos, bet karas jau baigėsi 3 metai, tai jie turėjo laukti to politinio sprendimo, jeigu norėjo įvažiuoti čia. Tas bendras politinis sprendimas priimti karo pabėgėlius Jungtinės Amerikos valstijas tam tikromis kvotomis, jisai prasidėjo nuo 48 metų pabaigos. Ir
žurnalas Life tuo metu irgi išspausdino didžiulę publikaciją ir ten yra viena nuotrauka būtent senos lietuvių moters, kuri sėdi ir laukia to leidimo įvažiuoti į Ameriką ir toks biški graudus vaizdelis, bet tokia buvo realybė. Nuo lietuvių emigracijos į Ameriką pradžios susiformavo 3 lietuviškos diasporos kartos. Pirmoji 19 amžiaus viduryje. Lietuviai bėgo nuo carinės Rusijos represijų po pralaimėto sukilimo, nuo priverstinės tarnybos caro kariuomenėje ir nuo gresiančio badmečio. Vėliau, pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikais, žmonės važiuodavo ekonominiais sumetimais. Amerika tuomet buvo vaizduojama kaip išsvajota žemė ar naujų galimybių šalis. Visai kiti išgyvenimai teko tiems, kurie Amerikoje atsidūrė po Antrojo pasaulinio karo. Jie buvo priversti bėgti nuo sovietų represijų. Atskirti nuo tėvynės, jie padarė viską, kad Lietuva po 50 metų sovietinės okupacijos taptų laisva. Su šia karta, kas yra pakankamai įdomu, kad atvažiuoja labai didelė dalis žmonių, kurie yra pasiryžę tęsti savo profesiją čia, kurie pasiryžę būti, nežinau, dainininkais, būti advokatais, būti architektais. Iš tiesų, būtent Jungtinės Amerikos valstijos buvo ta saugi Lietuvos užuovėja nuo politinių negandų. Tai čia nebuvo nei pirmo pasaulinio karo tiesiogai, nei antro pasaulinio karo, nebuvo nei okupacijos. Lietuvių ambasada Vašingtone kaip veikia, taip veikia. Ir tas užuovėjos momentas jis toks gana netikėtas ir man atrodo gana įdomus.